Norėčiau pakalbėti apie tokią situaciją. Galbūt jinai jums pasirodys pažįstama, kai tiesiog norėjau pasikalbėti. Kai tiesiog norėjau išsakyti, ką galvoju, ką jaučiu. Kai norėjau tiesiog, kad mane išgirstų, apkabintų, išklausytų, galbūt paremtų. Nes manyje prisikaupė per daug visko, kad aš viena nešiočiaus. Bet pokalbis pasisuko ne taip, kai aš tikėjausi. Žodis po žodžio, kad čia prisigalvoji, nelįsk, aš pavargęs ar ne. Lygiai vietoj darai problemas. Ai, ką tu čia nusikalbi, isterikė. Neknis proto. Žodis tai po žodžio įsiplėskė didžiulis konfliktas. Ir vietoj to, kad mane kas nors palaikytų ir išgirstų, aš jaučiuosi kalta, kad vėl išprovokavau konfliktą. Nes vyras man tai daro ir patvirtino. Tai aš ieškau lygioj vietoj problemos. Pažįstama? Man labai. Mano klientėms taip pat. Ar pažįstama tau? Ir ką mano klientės daro tokioje situacijoje? Dažniausiai eina į gilę analizę. Iš loginio proto. Nes jos kitaip dar nemoka, dar jos kitaip nesusidūrė, kad galima dar ir kitaip. Ir pradeda galvoti, nu jo, visi pykstasi, pas visus yra tų nesusipratimų. Ir turbūt viskas yra čia gerai. Juk mano vietoj kiekviena moteris tiesiog spindėtų džiaugsmu. Turiu vyrą, vaiką nuostabų. Ir tai yra tiesiog nuostaba. Tikrai yra nuostabu. Bet nepaisant to, kad vyras kartais pabūna su vaiku, kartais prisideda prie buities darbų, jis tai daro mano atžvilgiu lygtais dirbtinai. Lyg aš jį būčiau privertusi ir su automatu stovėčiau už nugarį. Taip nenatūraliai, nenuoširdžiai, sukandus dantis. Ir čia aš vėl įsigastu savo minčių. Jis man padeda. Jis man padeda, o aš pastoviai prie jo kabinuosi. Pastoviai reikalauju, pastoviai kabinuosi, pastoviai lendu į akis, kai jis pavargęs, kai jisai užsiėmęs. Ir aš pastoviai vis reikalauju. Reikalauju kažko. Kad jisai išspręstų visas mano problemas, manimi pasirūpintų, kad mane mylėtų, kad mane įvertintų, kad aš jam būčiau svarbi. Bet pas mus konfliktai ir barniai. Ir aš tada pradedu analizuoti. Nors tai tikrai fainas, tikrai nuostabus, greičiausiai problemos manyje. Greičiausiai aš esu ta bloga žmona, kuri nieko nesistengia dėl santykių. Buityje taip, manęs niekas nepralenks. Nei dulkelės, vakarienė. Bet santykiuose aš nežinau, kaip turėtų būti. Aš nežinau, ar tai, kas yra mūsų santykiai, yra teisinga. Aš nežinau, kokia mano pačios turi būti rolė, kokia jo. Ir aš nežinau, kur yra tos klaidos, kurias mūdviems abiems reikia spręsti. Kad santykiai tiesiog pagerėtų.
Ir aš nuo ryto iki vakaro galvoju, kuris kaltas, santykiai kalti, aš kalta, jis kaltas. Ir aš matau, kaip jisai nuo mano spaudimo kankinasi. Vien dėl to, kad aš noriu, kad jis mane išgirstų. Prisideda kiti niuansai, barniai. Ir jis matau, kaip natūraliai kankinasi. Ir aš suprantu, jis neišėjo iš santykių vien dėl to, kad mane be galo myli. Ir man reikėtų susitvarkyti su savo drakonais, ar ne, kad žmogus pagaliau pradėtų nekentėti santykiuose su manimi. Juolab, kad ir man yra sunku, nejaučiu laimės, džiaugsmo santykiuose. Ir šitoj pat vietoj, ką toliau mano klientė sugalvoja daryti. Jos norėtų išeiti. Bet vyras mane myli ir jis yra labai labai geras. Ir išeiti, kad jį nebekankinti, yra sudėtinga ir sunku. Juolab, kad vyras primena, kad tai tu nori atimti iš vaiko tėvą, kad tai tu nori sugriauti šeimą. Ir išeiti negaliu, ir pasilikti negaliu. Pasiliksiu ir toliau jisai kankinsis, o toks nuostabus žmogus. Su savim susitvarkyti man neišeina, nerandu aš būdų. Galbūt santykiuose yra kažkokios nuostabios formulės, bet aš jau daug išbandžiau. Ką dar galima būtų padaryti? Ir va čia yra puikus klausimas, ką dar galima būtų padaryti. Dažniausiai šitoj vietoj jos ateina pas mane. Jos pagaliau užauga iki to laikotarpio, kai man blogai santykiuose ir aš noriu aiškumo santykiuose, noriu santykiuose jaustis laiminga ir noriu, kad dėl to nenukentėtų mano šeima. Kad aš nesijausčiau skolinga santykiuose, nesijausčiau kalta santykiuose, ar ne, kad aš galėčiau pagaliau atsipalaiduoti. Ir ką aš galiu duoti? Pirmiausia, galiu jūs pakviesti į asmeninę pažintinę sesiją, kurios metu jūs gausite aiškumo. Suprasite, kas kaltas pas jumis. Santykiai, pati, vyras, o gal kaimynas. Nes parodo tą tokią idilę, kur viskas yra idealu, ar ne? Nesipyksta, žankučių susikabinę vaikšto. Gal kaimynas kaltas iš viso jūsų santykiuose. Ir taip, aš juokauju. Tiesiog jūs įgausite po sesijos aiškumo, kas vyksta jūsų santykyje su vyru, kas vyksta santykyje su savimi ir kaip visas tas santykis įtakoja jūsų santykius. Kokia įdomi, ar ne, formulė? Kaip jūsų savijautos ir visa kita įtakoja jūsų santykius, jūs pagaliau suprasite tą aiškumą ir pamatysite, kas iš tikrųjų yra, kad negyventi toje užsisukusioje iliuzijoje, kada jaučiu kaltę, jaučiuosi nelaiminga ir nežinau, kaip elgtis. Kad išeiti iš tos schemos, mes einame į kitą. Visur yra aiškumas. Aiškumas, ko aš noriu, kaip aš noriu ir kaip tai susikurti. Ta ramybė, idilė, ar ne, šeimoje. Kad aš būčiau svarbi vyrui ir kad vyras pagaliau mane išgirstų. Bet pirmiausia, kad vyras mane išgirstų, man reikia pačiai išgirsti save. Ir štai va čia aš, kuri galiu padėti jums išgirsti save. Kad jūs neprasmektumėt skradžiai tose santykiuose, besikankindamos.
Kad jūs pagaliau išgirstumėte save, suprastumėt vyrą, suprastumėt savo santykių modelį ir jį pasikoreguotumėt pačios, kaip jums jį reikia. Ir tam galbūt reikės naujų įrankių, kuriuos galiu aš jums suteikti. Tai ir komunikacija, tai ir laisvalaikis, tai ir emocijos, tai dar daug receptūroje yra ingredientų, kuriuos galiu aš jums suteikti. Taip, per pirmą sesiją mes to nesuspėsim, bet pirmoji sesija jūs pasiimsite aiškumą ir galėsite iš aiškumo daryti taisyklingus sprendimus ir veiksmus. Įsivyraus taika. Taika bent trumpam, ar ne? Ir galbūt, kai sakant, tas aiškumas atneš ne tik taiką, bet ir veiksmus. Naujus veiksmus į jūsų gyvenimą. Taip kad kviečiu spausti laiką, komentuoti, susisiekti su manimi asmeniškai ir pasiimti aiškumo galimybę. Aiškumo. Kas vyksta su manimi, kas vyksta su vyru ir kaip tai įtakoja mūsų santykius ir ką galėtumėm padaryti kitaip, kad turėti susikalbėjimą su vienas kitu. Pagarbą, kad jis jaustų, ne jis jaustų, o kad jūs išjaustumėt jojo meilę, pagarbą, be barnių ir fejerverkų. Tai tiek.